Būtent šiame epizode turi atgimti turbo projektas pirmąjį kartą. Kas tam motorui nepatinka? Barą, plytą mano atlaiko barą. Sveiki atvykę nuo Krepšys epizodą, kai visą laiką laikas ir komentaras iš jūsų. Žinau, kad kiekvieną kartą sakau, kad mūsų laukia žiauriai įdomus epizodas, bet šiandieną laukia kultinis epizodas, kur pagaliau mes turim užkurti E20 ir jeigu viskas gerai, mes nulėksim į Dino ir tada papasakosim, ar ten kažkas gausis ar ne. Tai didelis ačiū Jums už palaikymą praeitame epizode ir kaip matote, sandėliokas prasisprendė, dabar laikas išspręsti E20. Kaip jau nekartą kalbėjom, praeitas sezonas mus pakankamai stipriai paveikė. Tai yra ir finansiškai, ir morališkai, žodžiu, truputį atmušė norą nuo drifto ir būtent šiandieną tas noras arba grįž, arba galutinai mirs. Tai laikau špygas, kad viskas gausis gerai. O mes pradedam nuo to, kad eilinį kartą įvyksta kosminis kiekis darbų ir E20 bandom užkurti. Tai yra pirmas vaiškas užkūrimas po pilno motoro sulinkimo, kurį rodžiau jums, kur realiai atsisuko kiekvienas varžtas, pasikeitė kiekvieną detalę, kuri galėjo pasikeisti. Ir dabar mums reikia tikrinti rezultatą. Bandom. Mes ir vėl susirinkom. Sandėlį užkūrė, tai dabar jau šitą daiktą kurs ir paskui mano daiktą įsirinkti. Man tai etanolis, tai skausmo kvapas. Iš karto blogo sezono prisiminimai. Dar man labai nepatinka, kad čia leidžia. Per kur? Per filtrą kokį? Jo, bet aš jau normaliai prisukiau. Nieko nesirenka. Čia švara gražu. Čia švara gražu. Čia švara gražu. Reilą tikiuosi išplovė prieš dedant. Taip. Nu tai viskas. O, sustok, nes čia rodo labai kosminį kiekį barų. Ten barė ar kokas? Jo, mes gidėjim. Atsukinėjai ir į vidų, ne? Ne, atsukinė. Atleisk. Atleist tą veržlę. Atleidau. Ir dabar tą viršutinį varžtą reiks išsukinėti, ant 6 kamstų, man atrodo. Ir dabar aš įjungiu ir žiūrėk, kaip bus. Nu, va dabar yra šiam pasai. Nu, dabar pem pasai padariau. Kai sandėlį paleidinėjo, tai jisai visiškas zombis buvo. Dabar atrodo, kad neskubėjai, gal niekur pailsėjai, išsimiegojai. Išsimiegojai, jeigu... Pastarąjį mėnesį išsimiegojau garažą. Vakar 10 skambinau, tai iš lovos pakėlė ragelį. Ta, kaip man reikia čia šautis, kokius... Pusę dar tikrai? Aš žinau, kiek čia daug. 8,5. Filtrą tepalą įdėjai iš karto? Taip, irgi tik atsakiau. Čia buvo būtent tas motoras, į kurį įdėjau, su kurio sumaišiau plytą. 1,5, tai pyliau 3,5, tai 8,5 mašinį. Jo, šitą reikia grąžinti. Čia dabar turbos tepimą atjungę esam, kaip pažiūrėt, ar tikrai padavinės. Ten tepalų jau padavę esam. Babinas atjungiam, kad neužsivestų jinai. Gesintuvai yra, viskas yra. Gali jinai bandyti kurtis. Nu tai pagesins iš karto ir viskas. Suk tik tais viskas, kai pasakysiu stop, tada stop. Normaliai viskas. Suk. Suk neužpilti. Tepalo tai nepasiėmė. Gerai viską surinkai? Paliau, šlykštus garsas. Nu tai tuščias motoras, nu hidrikai viskas tuščia. Kas to turėtų... Kad ten šaistikliai neprisukti. Apsimyšiu iš streso. Pilk tai šitą palą. Pilk, nu tai nepasiėmė tepalo kažkodėl tu. Nu. Niekur dar tepalų neteina. Nėra tepalų tarė. Tai kažkaip labai keisti. Ne, yra tepalų. Tie, užspilinėjęs. Čia tepalas? Ar čia pats įpylė? Nu tai ateina kažkas jau. Nu, ateina. Tik labai lėtai. Ką? Tik labai lėtai. Nu tai nesukilė, tai viskas o. Aš
Jau motoras tai jau pradeda paviškį. Jisai ant pirmo starto, tai kaip sakyt, nesitikėk, kad tau, kai visi hidrikai viskas yra tuščia. Pasiruošiu pagesim iš karto. Pas tave per Westgate'ą čia išmetimo dujos. Turi tai būti, ne? Nu, dabar jo. O kodėl taip yra? Nes Westgate'as, sakau, tarpinis nedėjau, dabar Westgate'as kaip jis nori, kada... O tai nenori įdėti normaliai, nes mes girdim, kad čia kala ir pučia viską. Nu, man atrodo, kad gali paduoti slėgio į Westgate'ą. Bet visai neblogai dirba. Nu, tai viskas gerai dirba, kad tu nori. Nu, tik tai norėtųsi šitą bliaunantį daiktą. Pakol kas liuks viskas. O turbas sukosi jau? Ja. Ja, sukas. Dokumentuotas. Ką žinau, dirba tai labai tyliai, viskas labai gerai. Nu, viskas, darbas, ką žinau. Maladėt. Nu, taip, aš vandens turiu, galima pilną viską papildyti ir kur. Nu, tai čia šitos visos palaidos. Vieną šlangą užmeti, keturis. Tai gerai, nes tai dėka, žinau. Nu, motoras tai gražiai švariai tyliai dirba. Nu, tipo, kadangi buvo smapas, tai tipo, kaip ir viskas okei. Nu, nežinau, kompresorius tiek geriau skambėjo. Spauskit laiką, kad kompresorius geriau skambėjo. Reikia pergazint, kad pradėtų traukti. Tikrai? Nemeluosiu, šito variklio pirmas užkūrimas žiauriai daug streso kėlė, todėl kamera realiai net neturėjau žodžių ką pasakyti. Aš tiesiog meldžiausi, kad viskas būtų ok, kad Apple slėgis susidarytų, kad garsų pašalinių nebūtų ir kad viskas būtų ok, kad nedaug dievė, kad nereikėtų to variklio išiminėti iš kėbulo. Tai ką man reikėjo padaryti po pirmo užkūrimo, tai lengvai pakoreguoti mapą. Susikėjom su valdu, paaiškino kaip plius minus nuimti kūro tam tikrose vietose, kad iš esmės variklis galėtų tiesiog dirbti ant laisvų sūkių ir galėtumėm jį pilnai prakaitinti. Tai yra sukelti visas temperatūras į darbinį lygį, pasižiūrėti ar niekas niekur neleidžia. Antras dalykas, ką mes darom, tai keičiam tepalo filtrus. Ir keičiam ne vieną. Kadangi variklis pusiau naujas, pusiau senas, tam tikros detalės nėra naujas, vėlgi pirmas užkūrimas, tepalas pravalymui, tai faktas atsiras visokių šiukšlyčių, kurių ten neturėtų būti. Ir tai viskas nusės į tepalo filtrą. Jau kai renki variklį, turėtum tai daryti maksimaliai švariai, kad nieko iš vis ten nebūtų pašalinio. Reikia. Pastaruoju metu pakankamai dažnai kalbam, kaip išvengti arba apsidrausti nuo nesuplanuotų įvykių. Ir mes sugalvojam vakare nuvažiuoti nusiplauti automobilį priešais mapinimą ir prisidarom bėdų. Motorsport. Kokį mes dabar damidžą turim, tai kaip supratot, pametėm kapotą, čia epic failas, bet vėlgi, kodėl tai vyko? Gavosi netyčia taip, kad kapotas atsisuko nuo abiejų varžtų, kurie buvo prisukti. Čia, kadangi vieno laikiklio nėra, kitas pervertas, ant kito laikėsi, kapotas nusisuko ir vos nepametėm pilnai kapoto. Aišku, damidžo yra ir būtent tokiuose įvykiuose, kaip visą laiką sakau, protingiau yra apsidrausti. O kur mes draudžiamės? etrauda.lt. Ir kokį damidžą mes turim dabar? Opa, tikit. Kapotas šitoj vietoj truputį nukentėjo, nėra nieko nepataisomo, bet tai kainuos pinigus. Ir kasko draudimas būtent tokios situacijose padeda, kai netyčia pats prisiveri reikalų. Nu, arba kaip dažniau būna, kažkas tau priveria reikalų ir jie kainuoja dažniausiai labai brangiai, jeigu neturi draudimo. Su privalomo automobilių draudimu kaip ir viskas aišku. Draudėsi 12 mėnesių, naudoji kodą krepžesys ir gauni papildomų dovanų, ten išsirink gali iš visų pagrindinių draudimo įmonių. Viskas su to yra ok, bet kaip apie tos atvejus, kai mes kalbam apie turtą?
O turto draudimas tada, kai netyčia kaimynus užliejai, žiauriai reikalingas. Arba kas vasarą aktualiausia, tai yra kelionių draudimas. Kelionių draudimas yra gerai, kai netyčia pameti bagažą, arba netyčia susirgi ir nelabai norėtum mokėti svetimoj šaly už visus savo sveikatos reikalus. Todėl draudimas žiauriai gelbėja. O apsidraudus automobilį 7% keliauja tau į taupyklę. Ir būtent tie 7% vėliau gali būti panaudoti ant visų likusių draudimų, kuriuos paminėjau. Tai kitaip tariant, dylų dylas. Todėl principe, nesvarbu kas kaltininkas, draudimas tau reikalingas. Naudokis tą draudą ir naudok būtinai kodą krepšdesys. Perkant 12 mėnesių privalomai draudimą savo automobilį, gausi papildomai dovanų. Ne per daugiausia laiko praėjo ir po pirmo užkūrimo mes jau randamės pas Valdą. Tai reiškia tik 2 dalykus. Kažkas išmetė papildomą mėnesį gyvenimo po užkūrimo, kad šitas automobilis teoriškai nesprogtų per pirmą dyno testą. Tai šiandien sužinosim iš esmės, ar variklis nesprogs, ar S55 intercooleris veikia, ar neišsilydės viskas dėl krosnelės. Žodžiu, žiauriai daug įdomių dalykų sužinosim, todėl nepamirškit, pasidarykit arbatos, pasidarykit valgyt, nes šiandieną bus, įdomu. Aš nežinau, aš dabar jau pradedu labai stresuoti, nes labai daug dalykų įvyko, kurių nežinau, ar galiu garantuoti, bet stengtasi buvo iš visų jėgų. Jeigu kažką netai padarysim, taisysim ir vėl bandysim. Žodžiu, laikom špygas, aš nervuojuosi, įtikėkime, kad viskas pavyks. Kaip visada realiai beveik visada paeina. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Foreign Affairs just dipped in the spot. Svarbiausia bildint tokį projektą, kurio negali net finansiškai išlaikyti. Čia yra protingiausias finansinis sprendimas. Žodžiu, tai ką padarėm, tai izoliavom viską. Perdarėm gal 3 kartus visus laikiklius intercoolerio, padarėm tada su Aivaru, dėkui jam labai už visus virinimo darbus, tai padarėm tokią aliuminę alkūnę, kuri įeina į koliką. Žodžiu, čia irgi sujungimą tą visą pagaminom. Dabar gaunasi realiai, kai stovi intercooleris, tai reikėjo viską idealiai išsigaudyti, kad jis būtų nepasisukęs per daug, nes šita alkūnė, jinai, žodžiu, gaunasi ne tiek, kad žemyn nueina, bet jinai dar šonu nueina, žodžiu. S55 reikalai ant M113, gyvenime neturėjo būti, dar nežinau, gal veiks, gal ne. Kas dar pasikeitė, tai visa kuro sistema, bet viską realiai eigoje papasakosiu, nes čia žiauriai daug pasakot būtų, bet principė, kaip matot, tai biškį paizoliavom, kažką padarėm, žodžiu, ir dabar gal atsisuks kažkas. Tikėkime. Spėkit komentaruose, kiek šiandieną atsuksim. Tiksliausiai atspėjęs, gauna pakabuką dovanų iš krepšdesys.com. Žiūrėjau, pamiršau kaip per. Bet šiaip realiai taip imant, tai čia labai per daug naujų dalių. Dar rinžimbėjus persidažė. Paipą nušovė. Kaip taip pasimesti? Pas mane problema su suvirintais. Oro filtras suspaudė tiesiog. Beleka. Dar nepabaigė. Lygiai. Ir 6 pabiški važiuoja į apačią. Tai va šitas protą biški.
Jeigu kairiai, tai valio. Galim kažką žiūrėti, jeigu dešiniai, tai baigiam. Bet motoras, tai kai ne kompresorius ir taip toliau, tai jokių garsų. Nu, ta prasme kažkaip. Jokių bullshit. Švaru, gražu, tylu. Tai to nebuvo, ten kad kažkoks cilindras prisikrautų toliau. Ne. Ne tai, kad cilindras prisikrautų, bet šiaip. Nėra garsų iš motoro. Nes tipo šiaip slygis tai nedidelis. Nu, baro. Jo, bet ten jau prie, ką žinau, ant tokio motoro ten jau bus kokie 1,5 baro turbūt. Okay. Kaip pavyzdys, žinai, sūkiuose. Tai nebus kad per maža? Gali keisti. Ne per maža, viskas okei. Gali keisti tik 6 cilindrą. Jisai, visą protą. Nu, jisai matosi, kad biškį vėluoja. Bet šiaip tau reikia tik išmetimo. Tai sirbimas gerai. Bet esmė, look. Nieko. Taip sakant, bus labai tikrai. Pučiasi anksti, Newtonų yra. Kaip man šiandien reikėjo 6 pėm į ratus, tai tu net neįsivaizduoji. Kiek atsuko? 600. Į ratus. Jo. Aš kaip visą džiauriai prisirišu prie skaičiaus, tai skaičiaus šį kartą nepasiekėm tą, kurį aš planavau. Labai norėjau atsukti 6 pėm į ratus. Nepasiekėm to skaičiaus, tikriausiai dėl vožtuvų, bet kai visą laiką po Valdo grįžtam, rekuperuojamės į garažą ir bandom spręsti šitą klausimą teoretiškai, kas gali būti. Porą kartų padiskutuosim ir tada pažiūrėsim. Nes šiuo metu stovi pas mumis sportiniai velenėliai su spyruoklėm. Tai labai keista, kad vienas cilindras pasiduotų, nauji hidrauliniai lifteriai, bet žodžiu principė turim 0,8 būsto, nes link bariuko žodžiu tada jau kyla problemos. 600, prieš tai turėjom barą ir 600, tai toks aš tai tiek daug darbo padariau. Vis tiek 600. Bet Valdo žodžiai, tai variklis tikrai smagiai kvėpuoja, gerai dirba. Be jokių nesąmonių, be jokių užsidegimų praėjom. Dėkui labai Valdui už pagalbą keičiant veisgytos spyruokles. Pirmą kartą tai darau, tai jo, biškį laginom, bet su jo pagalba tiesiog labai greitai viskas pasidarė. Turint omenyje, kad biškį apsideginom, bet nieko. Dabar važiuojame atgal į Kauną, aš turiu daug ką apmastyti ir po to jau kitą dieną gal net čia pravažiuosim tiesiog, jau tada atsiras pas mane šypsena, nes tas šasotas vis tiek bus šasotas, bus geresni vaibai, kalbėsim, kas toliau laukia. Realiai, success. Tipo, be jokių didesnių problemų, ten, kad nušovė paipą, aš labai lengvai galiu išspręsti, ten tiesiog reikia davirinti realiai vietą, už kurios laikytųsi tas silikoninis paipas, tai čia visiškai ne problema, tiesiog neturėjau, kas man tai suvirintų. Ta prasme, motoras pilnai atlaikė, blaubaus visiškai nebuvo, tai iš tos pusės galiu pasidžiaugti dėl skaičiaus, aš dar jo noriu ir man 0,8 baro netinka, man reikia bariuko. Ir su baro mes tikrai atsuksim tiek, kiek man reikia. Gerai, važiuojam namo. Kas bet tai čia aš nesuprantu, kaip taip manoma, kas tam motorui nepatinka, barą, plytą mano atlaiko barą. Yra žmonių, kuriam užteks 0,8, man reikia baro. Kita diena, mes grįžom iš Dino, dar automobilio nepratestavom tiesiog, nes aš norėčiau pajausti, ką reiškia tie skaičiai, kuriuos mes atsukom. Apie tai truputį pašnekėsim vėliau, nes man dar reikia truputį visą tą datą realizuoti, nes mes neatsukom tų skaičių, kuriuos aš planavau atsukti realiai. Bet kuo aš galiu pasidžiaugti, tai nesprogom ir kaip Valdas sakė, visas variklis iš tikrųjų kvepavo gerai, blaubaus nebuvo, jokio pašalinio garso nebuvo, ką mums tai reiškia, kad pakankamai tvarkingai variklį surinkom. Galiu pasakyti, kad vienas iš esminių dalykų, kas tikriausiai privedė prie viso to rezultato, tai nepagailėjimas laiko, tai yra kiekvieno mini elemento peržiūrėjimas, išvalymas, and so on. Ir va čia va turiu lapelį, ką mes realiai dar investavom, ko prieš tai į praeitus variklius mes to pavyzdžiui nedarėm. Šitą dirbimą mums duoda va tą rezultatą, kad mes visiškai ramiai nuvažiavom į Dino sesiją ir didelių bėdų ties variklių visiškai, net paprastų bėdų neturėjom. Būtų visai įdomu pasižiūrėti šitam sąrašiuke, kiek mes iš tikrųjų sutaupėm pinigų, užsakinėdami visas šitas detalės trovo.lt. Tai aš dabar pavardinsiu bendrai dalykus, kuriuos mes pirkom naujus šitam varikliui. Žodžiu, ką mes turim? Tai mes turim grandinių komplektą, vožtuvų dangtelio tarpinės, vožtuvų gumelės, naujos žvakės,
Įsiurbimo tarpinės, su tepalo filtrais nežinau, kiek aš jų jau pakeitęs, bet kokius 3 ar 4. Generatoriaus diržas, šito faktas reikia gero, nes jeigu pigesnį nusipirki, jie visą laiką išsitaško. Diržo tempėjas naujas, kad nebūtų jokių problemų ateinančiam sezone. Visi nauji rolikai, jokie guoliai nepasiduos, neužstriks, diržo nenumes. Išmetimo tarpinės, faktas vandens pompa. Ir esminis dalykas – vožtuvų hidrikai. Va ten visai nemažai sutaupėm. Čia va paskaičiavimais procentaliai suvedžiau, kiek lyginant, jeigu va tai va nueičiau tiesiog į parduotuvę fizinę ir nusipirkčiau, kiek sutaupiau, citrovo.lt. Jau net neminiu, kad su kodu krepšys 26 pas mumis nuo 50 eurų arba daugiau, nemokamas siuntimas paštomatu, 30 dienų grąžinimo garantija ir dar daug kitų pliusų ir didžiulis pasirinkimas. Bet esmė – sutaupėm pinigų ir realiai mūsų sprendimai pasiteisino. Investavom, kol kas veikia, viskas kaip ir gerai. Bet laikas pirmiem testam ir pasižiūrėti, ar tai laikys ilgalaikį perspektyvą ir pajausti emociją, ką tas turbakas reiškia, kaip jis skamba. Nes Dino sesijos metu, net ir pas filmuotojas nesuprato, nes nei viena kamera neišnešė to garso ir ant kiek garsiai tas išorinis Westgate'as bliaubė, realiai bliaubė. Kosmosas. Žiauriai, įdomiai, labai įdomiai. Šakės. Review. Šiaip valina. Nežinau, kodėl tu dar daugiau nori, bet čia dugna idėja. Per akis visiškai dabar. Užtenka, kiek 7,5 vinioja, jisai kiek ten, nuo 3 štukų jis jau 0,3 ar 0,4 pučia ir labai tolygiai. 5 litrai kubatūra jau iš karto važiuoja ir turbo nėra, kad iš karto šoka niutonai ten 900 į debesis, o jie tolygiai nurolina, tai tipo, labai šiaip lengva gripą generuoti. Aš ne kompresorius kitaip, o kompresorius tu labai mažas inputas, labai didelį šuolį gali sudėti, čia taip labai švelnu važiuoti. Nu, tai turėkite omeny, kad su kompresorium buvo kiek ten prie 2 štukų mes turėjom tos niutonus, prie 2,5 kažkur, 1000 apsukų. Bet kaip jie ateina nuo pedalo paspaudimo, tu paspaudai 100% ir pas 100% iš karto staigiai ateina viskas. Nes aš visą laiką turėjau problemą su kompresorium, kad nemokėjau startuoti, atrodo, nors ir ką darysi, per anksti numini tą gazą ir kažkaip per ryškiai, žodžiu. Varšykiais debilas, jis nori dar daugiau vartų. Pas minus sudėliau mintis po Dino, kas ten kaip buvo, jau truputį informacijos susirinkom ir jau kaip ir turim diagnozę, kodėl iš tikrųjų neatsukom tų skaičių, kurių norėjau. Kaip tai neatsukai tu tos skaičius? Aš į kamerą dar nesakiau. Atsukom tos skaičius, realiai ties vienu baru turėjom tos 677, tik tai barai nepatiko varikliui. Tai kas pasikeitė? Kodėl iš tikrųjų mes atsukom tos skaičius? Šį kartą mes susimapinom ant 0,8 baro ir gavom šitus skaičius. Tai yra 600 į ratus ir 800 Newtonų. Tai valas iš tikrųjų bandė tą vieną barą įpūst, bet vieno baro variklis nepriėmė. Buvo 676 arkliai į ratus, kas jau mane tenkintų iš esmės, tai realiai ant bariuko mes turim tarp 6 šiam ir 6-7 tikrai. Bet kodėl mes jų faktiškai dabar neturime ir kodėl mes susimapinom ant 0,8 baro? Nes pasirodo, tos vožtuvų spyruoklės, kurios yra dabar sudėtos su performanciniais velenėliais, jos yra atmosferiniam varikliui ir jos nebetinka turbakui. Faktas, pagal spalvas, pagal dydžius skiriasi jų standumas. Tai lygiai taip pat kaip ir su Westgate'u, netyčia gali pasirinkti per minkštą spyruoklę, kuri netiks tavo aplikacijai. Tai būtent mūsų atveju gaunasi, kad spyruoklė nepilnai kontroliuoja vožtuvo darbą
ir tam tikrų momentų vožtuvas tiesiog lieka atidarytas ar tai prasiveria. Reikalai būtent dėl to prasidėjo, nes pas mus yra dabar turbakas ir su turbako turi back pressure. Ir tas back pressure, žodžiu, keičia visus dalykus, kaip pas tave vožtuvai ten veikia, atsidarinėja, užsidarinėja ir kaip jiem tai lengva daryti. Tai kadangi čia yra atmosferiniai velenėliai sudėti, tai tos spyruoklės pasiros, nėra pačios kiečiausios. Pagal savo standumą jos labiau atmosferiniam varikliui, o ne tam, kuriame dar yra papildomas slėgis išmetimo kameroje. Tai situacija kaip ir būtų paprasta. Kaip Valdas sakė, tiesiog susitvarkai, kad pas tave tie vožtuvai tvarkingai veiktų, tai pakeliam būstą, persižiūrim logus, kad viskas būtų gerai ir važiuoju toliau testuotis. Čia tikrai ne tas darbas, kuris uždės šypseną ant mano veido ir tikrai aš jo nesidžiaugsiu, nes vėl viską reikia išardyti, bet yra pliusas toks, kad faktiškai skaičius, kuriuos norėjau, aš beveik gavau. Tas beveik dar iki tol, kol realiai su baru ir su naujom spyruoklėm prasipūtę mes turėsim tos skaičius, bet kaip ir gerai, kaip ir ne, va, tik spyruoklės pasikeist ir kaip ir turi tą, ką nori, bet dar neturi. Tai žodžiu.